ištiesta perkūnės sąnarį, o imtynėse bet kokie laužimai, dusinimai, smaugimai yra uždrausti. Kaip minėjau, tai yra gal vizualiai taip neatrodo, bet yra labai humaniška sporto šaka. Na ką, Rumunija po pernykščio rezultatų pernai užimtos 10 vietos palypėjo aukštyn, o dabar jūsų ekranuose jau aukso verta kova. Tai Aliona Filipova, sportininkė iš Baltarusijos, jai 21 metai ir 23 metų Natalija Sinišin. Praėjusių metų Europos čempionato bronzinė prizininkė, tiesa, tada ji kovojo svorio kategorijoje iki 59 kg. Svorio kategorijoje iki 55 kg ji prieš 2 metus Europos pirmenybėse buvo antra. Pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtoja ir Europos jaunimo čempionate yra užėmusi 1 vietą. Kalbu apie Nataliją Sinišin, Ukrainos imtynininkę. Sunku prognozuoti šios dvikovos rezultatą, kadangi labai solidžiai imtyniavo šios abi imtynininkės rytinėje dalyje, įveikė labai pajėgias savo priešininkės, darė mažai klaidų ir imtyniavo techniškai, naudodamas labai įvairų veiksmų arsenalą. 1,60 cm ūgio yra abi sportininkės. Iš Lvovo yra Natalija Sinišin ir minskietė Aliona Filipova. Abi netekėjusios ir abiem tai būtų pirmas kartas, kai suaugusiųjų grupėje taptų žemyno čempionato ir pirmos arba antros vietos laimėtojai. Iki finalų Europos čempionatuose nei Aliona, nei Natalija kol kas nebuvo iškopusios. Mes matome daugiau graikų romėnų imtynių stiliumi imtynio abi dvi imtynininkės, kada daugiau dėmesio yra skiriama kovojant dėl paėmimų, užgremiant rankas, pramušant iš vidaus rankas, sujungiant ir fiksuojant. Ir netgi šiek tiek statesnės abidvi. Matyt, nesvetimi veiksmai yra, metant tiek per nugarą, tiek darant susukimus įvairius. Ir kaip minėjau, sakiau, labai universalios šios abidvi imtynininkės. Ir šie paėmimai ganėtinai aštrus yra, nes bet kokiu momentu galima tikėtis metimą ar per nugarą, užgriebiant ranką su galva arba pamušimą koją, taip kad tikrai teisėjas jokiais būdais negali tarti, kad sportininkės tyčia vengia šio kovos. Matome, gan aktyviai bando, ypač ukrainietė. Prie pat kilimo krašto bando suaktyvinti. Vyko taip, puikus metimas, kurį atliko. Aktyviai persvara dvikova nesibaigė, bet nedaug trūko, galbūt, kad būtų teisėjas ir 5 taškais įvertinęs. Tikrai puikus metimas, užkišus dubenį ir visiškai pelnytai sportininkai iš Ukrainos pelnė 3 taškus. Galima sakyti, išlaukė momento. Laukia ir štai prieš pat. Galėsim pamatyti pakartojimą vis dėlto. Paslėpė savo ketinimus iš pradžių Ukrainos imtynininkė, parodė, kad visai susikonstravusi į kitą pusę, rodydama galvą, paskui staigių posūkių, vis dėlto iškišo dubenį ir metimas. Iki finalo buvo likę iki sirenos pirmo kėlinuko pabaigos buvo likę viso labo 7 sekundės. Dabar antrasis kėlinukas. Dar 2 minutės dabar jau Alionai Filipovai nėra kur trauktis. Ji irgi yra Europos čempionė buvusi jaunimo amžiaus grupėje, svorio kategorija iki 55 kg ir šį titulą buvo iškovojusi prieš 2 metus. Pasaulio suaugusiųjų varžybose Aliona Filipova pernai užėmė 18 vietą, olimpinėse žaidynėse ji buvo 13. Ukrainietė olimpiadoje Pekine liko 12 vietoje, o pasaulio čempionate, kaip jau minėjau, iškovotas bronzos medalis. Be reikalo Baltarusijos imtynininkė vėl įsivėlė į tokias imtynės. Mes matėm, kad ukrainietė labai gerai jaučiasi statiniai situacijai, ypač kada iš konkretaus trumpesnio paėmimo, taip vadinama. Ir dabar vėl realizavo savo pranašumą, tiesa, kontratakuodama, užgerbė liemenį, numušė savo priešininkę taip vadinamą parterio padėtį ir 1 taškas. Ir lieka dar minutė iki šio kėlinuko pabaigos. Minutė Baltarusiai
kad išgelbėtų situaciją, bet kol kas tikrai Elenai Filipovai sunkoka kovoti ir nors atrodo, kad lygiaverčių varžovų dvikova bent jau tuos savo atsiradusius šansus, sudarytas galimybės 100% išnaudoja Natalija Senišin. Na ir matom atvirkščiai, bet visai nevengia kovos sportininkė iš Ukrainos, atvirkščiai taip ganėtinai, nu dabar gal šiek tiek jau pasilenkė į priekį, vis dėlto lieka tik 20 sekundžių ir visiškai neverta aktyvinti pačios dvikovos, kadangi gali atsirasti kažkokių klaidelių, kuriam gali pasinaudoti ir priešininkai. Baltarusija bandė kontratakuoti, bet lieka jau mažiau negu 10 sekundžių. Taip, neleistos alkūnės Ukrainos imtynininkės, matom, kad jinai jau taip pasyviai gynasi, net girdim Baltarusijos sirgalių nusivylusius šūksnius ir pelnyta pergalė. 2009 metų Europos imtynių čempionė, svorio žemyno čempionė pirmą sykį savo karjeroje tampa Natalija Senišin, 23 metų štai. O kad paleido plaukus, ne, aš pasenu, bet lieka į keselę susekti plaukai ir matyt negali patikėti šiai sportininkė iš Lvovo, kad būtent jai šiandien reikės kopti ant aukščiausią garbės pakylos laiptelio, būtent ji tapo žemyno čempione ir šį titulą iškovojo pirmą sykį gyvenime. Suaugusiųjų varžybose jaunimo Europos čempione ji